Prisiekiu sąžiningai tarnauti tėvynei. Rinkėjai turi suvokti, už ką balsuoja. Prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai. Žmogus einantis į rinkimus ir žinantis, už ką balsuoti, klaidos nepadarys. Tai padeda man Dievas. Neeksperimentuokime, vertinkime ir palaikykime tuos, kurie savo pažadus pakeičia darbais. Aš turiu tokį palyginimą, reiškia, kiek buvo deputatų Telšiuos, geresnė nėra. Jeigu kur nors ginčas užkil, aš paprašau, katras buvo geresnis. Jis, man akimis, jeigu reiškia, kaip aš iš savo individualios pozicijas pasakau, kiek sykį ką nors siūliau ar prašiau, jis sprendzdavo aukščiausiam lygiai. Sakau, už tai aš ir sakau, ne viens iš tų visų buvusių Telšių rajono deputatas jam po kol kas neprilygst. Tuo operatyvumu, kaip reikėdavo daleiskim ministeriją kokį nors pasiūlymą. Valentinas man tos klausimus išspręsda aukščiausiam lygiai. Kaip ir žmogus yra jis geras. Dar senesniais laikais, mūsų prieš kokį 10 metų, mes kažkaip taip šnekėjomės, aš Valentiną nepažinojau, bet toks man artim žmogus. Kažkaip šnekamės, sakau, aš nepažįstu. Vytaut, sako, jis labai geras žmogus, aš senu viename name gyvenau, supranti, labai dūšia žmogus. Kai tik pradėjau sutikti Valentiną, pradėjau domėtis. Bet kai nekeista, toks paprastas dalykas. Deputatai, buvo daug deputatų atvažiavę. Buvo ten ir iš konservatorių pusės, iš visų buvo toks mišrus beveik visas kaimo komitets. Bet ne viens nieko neatsivežė. Atvažiavo paveišėti. Tai vienintelis Valentinas atsivežė lauktuvių. Tikrai balsuosiu už Valentiną, nes jis yra mano žmonos žemietis, kaip sakant, ir kaip labai tokį gerą žmogų. Kaip vienintelį deputatą, kuris atsigręžia ir išklausa paprastus savo žmonės. Kaip sakant, be jokių netur išdidumo, absoliučiai jokie. Labai paprastas žmogus. Mielieji, Seimo nariu esu renkamas nuo 2004 metų. 3 parlamentų kadencijas skyriau savo gimtojo Telšių krašto žmonėms. Buvau, esu ir liksiu telšiškis.